Sveiki visi, grįžtam eterį. Turim pačią pirmą vasaros dieną. Orai po truputį gerėja, saulė šviečia. Ta proga filmuojam naują video. Apie ką video truputį vėliau. Dabar trumpas pastebėjimas iš praeito mūsų video. Iš Moto Lietuvos sezono atidarymo. Labai smagu, kad mūsų video susilaukia vis daugiau peržiūrų. Tai gaila, kad subscriberių skaičius visiškai nedidėja. Tai kolektyvas, jeigu nesunku, kad žiūrit šį ir kitus video, paspauskite subscribe mygtuką, jums tai nieko nekainuoja, o mums suteikia daugiau motyvacijos ir prisidedat prie mūsų kanalo augimo. Nu ir ką, laikas grįžti prie video temos. Tai pristatau naują mūsų stunto projektą. Daug svarstėm, daug dvejojom, ar veltis, ar nesivelt, bet vienu žodžiu įsivėlim. Taigi pristatau naują stunt projektą. Bam! Turim Kawasaki ZX6R 2012, 2009, 2012 metų modelį. Kaip matot, yra net veidrodžiai, tai reiškia, kad motociklas yra legalus gatviai. Turi lempas, posūkius, turi numerius, turi galiojančią techninę apžiūrą. Faktas, kad į miestą mes su juo nevažiuosim, bandysim padaryti kovinį stuntinį mocą. Jau čia kolektyvas po biškį bandė kažką daryti, bet realiai motociklas pagal paskirtį niekada nenaudotas. Tai ką, pradedam nuo priekių, žiūrim, kas jam čia padaryta. Aišku, trumpas sankabos rankenėlė, turim rankinį stabdį, spidometrai, viskas vietoj. Turim rimtą metalinį spidometrų rėmelį. Turim custom priekinį tiltelį. Turim pilnai reguliuojamus kliponus, jau čia reikės bandyti pasireguliuoti pagal save, kaip čia patogu. Toliau turim perdarytą baką. Perdarytas kamštis, perdarytas bakas, kad būtų patogu atsisėsti. Toliau turim rimtus metalinius apsaugos lankus. Einam toliau metaliniai priekiniai pakojai. Pilnai metaliniai, pilni galiniai pakojai. Šiuo metu turim gale 60 dantų žvaigždę. Esam nupirkę 64. Ir taip pat keisim priekinę, nes šiuo metu priekiai yra 16, dėsim 14. Turim iš karto perdarytą galinę sėdynę, kad būtų galima koją padėti. Yra padarytas klakbaras su titaniniu skreipu. Šito šono vaizdą turim tokį. Tuo einam į kitą pusę. Turim kitą motociklo pusę. Turim tokią stabdžių sistemą, turim didelį stabdžių diską, bet turim tik tais du suportus. Vienas suportas yra pajungtas rankiniu stabdžiu ant vairo ir vienas suportas yra kojinio stabdžio, kaip ir visose standartiniuose motocikluose. Matysim, ar šitos stabdžių sistemos mums užteks. Pralėksim porą treniruočių, nes pas mane ant Triumfo yra dar apačioj vienas suportas. Tai reiškia, kad du suportai yra pajungti rankiniu stabdžiu, šitas turėtų būti apačioj, kurio dabar nėra, ir vienas kojiniu. Tai padarysim porą treniruočių, pralėksim, matysim, ar užtenka mums tokio stabdžio, jeigu ne, teks pirkti dar vieną suportų laikiklį, kuris būtų pritaikytas dar vienam suportui ir bandysim kažką konstruoti. Kaip ir sakiau, pilnai metaliniai galiniai pakojai. Turim čia kažkokios firmos sportinį išmetimą. Kaip ir minėjau, metaliniai pakojai, lankai. Motociklas iš šono atrodo taip, su pilnais plastikais. Aišku, plastikų neliks. Plastikus imsim lankus, imsim radiatorių. Reiks važiuoti sustiprinti, daryti apsauginį rėmelį būtent radiatoriui, kad būtų galima motociklą mėtyti ir saugoti radiatorių. Kaip ir minėjau, pirmi darbai prie motociklo bus nuimti visą priekį, nuimti šoninius plastikus, nuimti lankus. Reikia prieiti prie radiatoriaus, nes kiek žiūrėjau, radiatorius neturi apsauginio rėmelio. Tai su tokio radiatoriu stuntinti yra pavojinga, tai realiai turim išimti radiatorių. Vešim daryti specialiai skirtą radiatorių apsauginį rėmelį, kad motociklą būtų galima mėtyti ir saugoti radiatorių sveiką. O toliau tradiciškai teplų keitimas, filtrų keitimas, stabdžių skysčių keitimas, nes mačiau spalvą jau tokia biškį praradus šviesią spalvą. Ir viskas, bandysim dirbti ir tikėkimės gale savaitės, galbūt savaitgalį padaryti pirmus testus. Sveiki visi dar kartą. Turim sekančią dieną. Ir motociklas dabar atrodo taip.
Kaip matot, plastikų, lempų, lankų visiškai nieko neturim. Radiatoriaus taip pat. Bakas nuimtas. Turim krūvą nereikalingų laidų, kuriuos kažkur bandysim padėti. Tai va taip, darbai einasi. Vaizdas kol kas toks. Ir ką, tęsim darbus. Sveiki visi, grįžtam eterį. Pagaliau esame aikštelėje, o tai reiškia, kad Ninzės projektas pabaigtas. Kol kas turim dabar tokį vaizdą. Turbūt reikėtų paminėti, kad buvom jau vieną kartą atvažiavę pusvalandukui, bet turbūt tai negalim skaityti kaip normalią treniruotę ir pirmą testą. Tai šiandien esame vėl aikšteliai ir bandysime padaryti pilną normalų testą. Turbūt reikėtų iš karto paminėti, kad per pirmą treniruotę pralikėm, supratom, kad trečias suportas yra reikalingas. Tai dabar stabdžių sistema tokia, keitėm visą stabdžių laikiklį, nes prieš tai buvo tik tai šitas ir šitas suportas ir uždėjom dar vieną suportą. O visa kita turbūt liko kaip ir filmavau prieš tai. Vaizdas dabar atrodo toks. Aišku, dar visas vyksta reguliavimas rankenėlių kaip patogu. Atrodo, lėkiu nemažai, bet realiai tenka beveik viską mokytis iš naujo. Taip po biškį bandau reguliuotis, kaip čia rankenukis patogu, kaip čia vairas, kaip kliponai. Sėdėsena visiškai kitokia, bet kažkaip tais bandysim po truputį priprast. Tai va, vaizdas toks. Ir turbūt sakiau iš karto, kad žvaigždę keisim, tai va, šiam 4 galinį žvaigždė, praktiškai beveik kaip ratų dydžio. Tai va, bandom gazuot, gal pafilmuosim kažką nuo šalmo, gal kažką iš šono. Realiai, kaip ir minėjau, praktiškai pradedu viską mokintis iš naujo. Supratimą, kaip kas viskas vyksta turiu, bet motociklas visiškai kitoks. Tai ką, bandom. Nu ką, grįžtam, pagaliau prisiruošėm nufilmuot pabaigą. Esam aikšteliai, esam su nauju mocu. Esam porą treniruočių, turėjom problemų su kojiniu stabdžiu. Motociklas buvo ilgai stovėjęs, tai bandėm pralėkti, ilgiau pakaitų stabdžiam, dingdavo kojinis stabdžis. Tai biškį pavorinom, biškį tą pamikliavom ir viskas, panašu, kad kaip ir viskas su stabdžiais neblogai. Realiai mocas važiuoja įdomiai, nuo trumpo skiriasi. Realiai važiuot moku, bet mokausi praktiškai čia per naują. tą visą rankenų padėtį, gazų, kliponus bandžiau kiek įmanoma viską reguliuotis pagal save. Tai po biškį bandau susidraugauti. Bandysim biškį pralėkti. Aikštelę okupavę fūros, tai turim biškį nedurniuot. O tam bako. Prie gazo jautrumo vėl reikia mokytis iš naujo. Ką atsistojus? Super, jokių problemų, viskas super. Stopiką kokį. Stopinasi labai smagiai, šakės geros, stopinasi labai maloniai. Nu dar kartą. Šimtą aštuom.
Easy. Ką, biškį drifto? Galit komentaruose rašyt, gal norėtumėt, kad parodytumėm, kaip daryti kažkokį triuką, burnoutą, ar burnoutą suktis, driftą, dar kažką. Būtų galima pamontuoti atskirą video, parodyti kažką, papasakot nuo savęs, kaip mes darom, kaip buvo lengviau išmokti mums. Jeigu kažkas domina, galit palikti komentarą. Svarbiausia, nepamiršk paspausti subscribe. Ir ką bandom, į ratą eiti. Opa, easy. Paveriuką kokį. Problema, kad yra originalus rėmas, tai reiškia, kad turi mažesnį vairo pasukamumą. Turiu omeny, va šitaip sunkiau sukasi vairas, tiksliau mažiau, nes ant tiltelių yra tokie dalykai, kurie riboja vairo pasukamumą. Tai realiai stopint yra sudėtingiau ir driftint sudėtingiau, nes vairas mažiau pasisuka. Bet bandysim priprasti. Driftinasi smagiai. Šiaip viskas kaip ir neblogai, problemos išgaudytos. Dabar reikia tik tais laiko grįžti atgal į formą. Nu ką, pabandom be rankų. Easy. Neįlipu niekaip į vieną poziciją. Reikia laiko pagaudyti, kaip atrodo. Viskas, easy. Bandom išlipti. Easy. Viskas. Nėra ką veikti. Po truputį susidraugausim. Tai va, tokie pirmi įspūdžiai, nosios lekia, stabdo, gazuojasi, viskas kaip ir neblogai. Tuoj viską dabaigsim susireguliuoti pagal save ir viskas. Bandysim judėti į tolį, tolyn. Topikas. Biški originalus bakas čia perdarytas, turi čiučiuk laisvumą. Mėtosi į šonus, tai kaip ant bako atsistoji. Reikėtų kažkaip padaryti, kad mažiau kraipytųsi į šoną, bet va, patogu viskas čiki-piki. Nu dar stopiką vieną. Turbūt veduosi, kad bus į pabaigą. Testai padaryti, parodym, kaip važiuoja. Bako vieną vienkutę. Mocas važiuoja, dabar reikia tik tais laiko per naują juo susidraugauti. Aš įspriaugęs, net ant rato nepasikeliu ant bakų. Ai. Gana tos kebabus valgyti reiškis.
sustojus. Tai ką, turbūt šį kartą tiek. Viduosiu, ko bus pabaiga. Opa, 108, easy. Tai va, kas domina, rašom komentaruose. Susiksim kitą video jūsų kažkokią dominančią temą. Ir ką, iki kitų kartų.